didžiąją dalį 77% mokinių ukrainiečių, pavyzdžiui, atvyko į rusų mokyklas, tautinių bendrijų mažumų. Todėl nu, čia pasirinkimas. Rusų kalba vis tiek visiems yra labiau artimesnė, sakykime, žino geriau mokiniai negu. Bet priklauso, aišku, pagal politinės pas mus buvo atidaryta didžiulė ukrainiečių mokykla. Labai daug ukrainiečių išėjo į tą mokyklą. Kažkas, aš nežinau, kas ten atsitiko, nesidomėjau, bet kažkas ten negerai atsitiko, ta mokykla užsidarė. Mokiniai vėl grįžo atgal. Ir didžiąją dalį vis dėlto pasirenka rusų kalbos, rusiškos mokyklos. Bet yra ir kurie atėjo ir lietuvių kalbą, mažuma lietuviškos mokyklos, tikrai mažuma, bet yra tokių. Pas mane keletą draugų kolegų sako, kad klasėje ten vienas gali būti mokinys ukrainietis, su juo reikia atskirai dirbti, jam reikia, aišku, daugiau dėmesio skirti, bet tai vis tiek aš manau, kad tikrai šitam mokiniui yra geriau, negu kai jam yra asmeniškai kažkiek, daugiau truputį dėmesio skiriama ir yra kažkokia pagalba. Tik, aišku, sako, yra problemos su pačiu mokytojais, ne visi mokytojai šneka rusiškai arba ten, pavyzdžiui, ukrainietiškai, o mokinys angliškai, pavyzdžiui, nešneka. Todėl būna, kad su šitą iš kitos pusės dabar problema. Bet jo, dauguma vis dėlto ateina į rusakalbės. Didžiąją